Net pirmoje pusėje dar kažkiek strigot, bet po to įsibėgėjot. Taip, aš manau, pirmą pusę žaidėm, manau, blogai. Aš galvoju, čia ir susikaupimo stoka, nes vis tiek atvažiuoja žaisti, nenuvertinant komandos Kėdainių, vis tiek jauti, kad tikrai žaidži prieš silpnesnę komandą. Tai va, toks blogas buvo nusiteikimas pradžioje, nes mes tą ir akcentavom prieš rungtynes, kad vyrai reikia pradėti viską susitvarkyti pirmą pusę ir paskui savo malonumą. O visumoje pirmą pusę buvo tokių dalykų, kad reikėjo ir pakelt balsą viską. Reikėjo Rūbiniai pakelt balsą per traukėlę. Taip, bet manau, padarė vyrai išvadas, antrą pusę tikrai gerai sužaidė. Pergalė yra pergalė. Kokia situacija su aukštaugiais, kurie negali? Tai, na, tai šitas Kavaliauskas, manau, viskas tvarkoja, mes jam davėm tokią išeiginę dieną šitą, nes mums laukia Izraelyje geros rungtynės, taip kad jam ten biškį truputį traumelį, kad pasigydytų, o Mauzeris, tai aš manau, Maikas kokia gal pasirodys už 2 savaičių.